Steput! Stepa! Nu! Kur mano skutimo peiliukai nematei? Tu pažiūrėk, tenai Raimundukas skutės gal kitoj vietai padėjo. Ai va, radau. Ale tu matai, Steputė, berniako jau mūsų barzda dėksta. Įsivaizduoji, ale tik tai ką tas barzdyla nesikelia. Jau pusė 8. Mokyklų pramėga. Tai kad Raimundukui gal šiandien nereikės, reikia pažiūrėti, kiek temperatūros. Na va, temperatūras. Vienas primeluoja, kita patikė. Kiek kartų aš jiems sakiau? Kiek kartų sakau, užsidėk šaliko, užsidėk kepurį, pareina paskiau, krunkia namo. Ko tu užsipuoli vaiko, aš tau sakau. Aš nebe tų temperatūrų kalbu, reikia pažiūrėti, gal laukia bus -30. Tada nereikės vaikui mokyklą nueis, tegul miega. Nu, kur roda? O, -27, tegul miega namie. Va, tu čia kalbi nesąmonės dabar. Da vieną užgėdoja. A tai kaip nemokamas maitinimo talonas? Šuniui nadegas nuveis. Gal tai eini ir keli Raimundukų. Labą dieną. Labą dieną. Kur čia geresnį dovanų galėčiau nupirkti? Šiandien sekmadienis parduotuvė. A čia vot yra marketas parduotuvė, va šitas, o kaip 9 aukštų. Aha, ačiū labai, ponas, malonu buvo. Sėkmės. Broniau, aš čia pagalvojau, jei gal be reikalo mes tas įkurtuvę sugalvojam, pinigų ir taip nėra. Kalvėjau, Steput, taigi maistas supirkstas jau. Biausiai paminėta. Kur dabar beatšauksi? A klausykit, kaip tas įkurtuvės vyksta? Man niekad neteko dalyvauti. Laužų kursmą? A ką tu jakies? A tarp kitką, Raimunduką visai neblogą mintį, žiūrėk, va. Išeitumėm laukan, užkurtumėm laužų, iškeptumėm mėsas natūralias. 30 laipsnių šalčia svečiai anksčiau įsiskirstytų. O, Steput, ir badlagą neprimint. Na, bet, va, biausis tai vis tiek spės pasgerti. Jamgi visą laiką jie išgeria lenciūgų metą. Baikit jūs apie tuos gerimus. Žinokit, įkurtuvė svarbiausia ne rielka. Maistas. Kur čia kalbė? Va, be 15:08, davai šarai į mokyklą, kiek sėdėsi. Vėl talonų prarasė. Jo. Atsirado. Žiūrėk, Steput, aš einu dabar sniegu atkasiu, a tu nuveik pas Ramų, paklaus dabar, kaip geriau mums čia miesčianiškai suorganizuoti įkurtuves. Tvarkai? Gerai sakai, Ana daugiau žino. Gerai, nueisiu, pabaigsiu nueisiu. Gerai. Ilgai neužsibūk. Gerai. Labas rytas, kaimynė. Žiūriu, jau labai darbštus ir tvarkingas esate ir be galo neatsargus. A tai, panė, jeigu nebūsi darbštus, tai toj greičiant per sniegų nebeineisi. Šiaip jau pas mus yra kiemsargis ir čia jo darbas. Atmeščianys, sniegą nadūrų ir ta nebecykasa. Kaimynė, pas mus mieste kiekvienas dirba savo darbą. A tai ko, panė, dabar dirbi, kad čia skaitas tokia uždausuose? Aš bėgu. O tai kas vėjas? Niekas nesiveja. O tai bėgti, jeigu niekas nesiveja? Suprantate, kaimynė,
Aš propaguoju sveiką gyvenimo būdą. Esu vegetarė, baigiau Kepenio sveikatingumo mokyklą, o mano vyras Vitalijus ruonis. Kas? Ruonis. O, tai žiūrėkit, va gerai, kad atsiminiau skaitas. Tai gerbiamą Romualdą ir Vitalijų Ruonius šį vakar kviečiam pas mum į kurtuvę. Jūs manęs nesupratote. Mūsų pavardė yra Kojelevičiai, o Vitalijus maudosi žiemą. Todėl mes jį ir vadinam Ruoniu. Tai klausyk, panė, taigi visi žmonės maudas žiemų. Tai jeigu nesmaudytų, tada reikėtų vadinti kurmiais. Žiūriu, jūs nelabai mane supratote. Kągi, ačiū už kvietimą. Vakarė susitiksim ir aš tada jums viską paaiškinsiu. Panė, apie 8 ataikė. O viešpatie Vitalijau, na, kas čia dabar dedas? Jūs ką vėl praradot sveiką nuovoką? Atsiprašau, prašau manęs nemokyt gyventi. Ir iš viso geriau pakištumėt savo ranką ir ištrauktumėt mano akinius, jūsų ranka plonesnė. Ach, kitąsyk ne tik akinius, bet ir galvą pamesite. Kas padėjo šitą vaidiklę? Ne. Jūs kaip visada paukštus krečiate. Tiesa, buvau sutikus mūsų kaimyną Bronislavą. Šiandien vakarė jisai mus kvietė į kurtuvių pokylį. Sakau, gal kokią reikia dovaną vertingesnę, gal kokią nupirkt ką. Gerai, aš nueisiu į knygyną ir užsakysiu 3 enciklopedijos tomą. Nu, Vitalijau, mūsų kaimynai, kaip tu galvoji, ką jie darys su tuo 3 enciklopedijos tomu? Gerai, nueisiu į dailės galeriją, nupirksiu kokį abstrakcionistinį paveikslėlį. Na taip, kaimynai ir abstrakcionizmas. Tai ką jiems, bulvių maišą ir brokų kibirą padovanoti? Na, žinot, Vitalijau, jūs kaip visada labai tiesmukai viską žiūrit. Reikėtų kokio nors praktiško daikto. Tai gal guminių batų? Nu, jūs reikėtų jiems tokių, kas tiktų visai šeimai. O geriausia, Vitalijau, naikite į buitinių prekių parduotuvę ir nupirkite ką nors savo nuožiūrą. O kodėl jūs pati negalite nueiti į tą parduotuvę ir išrinkti ką nors savo nuožiūrą? Vitalijau, aš turiu ruoštis į kurtuvių pokyliui. Kaip jūs nesuprantate? Paveikslai, rankšluosčiai, laikrodžiai, vestuvinė atributika. Loterija. Perkūnai, kur čia ką galima atrasti šitą miestą? Nu. Tamsta, tai kaip apsidžiaugiau tamstų pamatęs. Taip, ačiū, žinau, Dievas mane tikrai myli, aš visko turiu ir ko jums linkiu. Kad tu sudegtum, kaip gerai žinot, vat, kad nors vienas žmogus laimingas ir gyvenime. Ai, tai tamstos namas sudegė, žmona invalidė, 6 vaikai alkani, o jūs pats kurčnebylis. Tai kur čia tamsta kalbi, kokia žmona, kokie vaikai. Taigi čia aš, Viktoras Biausis, tamstas naujų kaimynų senas kaimynas. Ai, atleiskit, aš vaikščiau susirūpinęs, net žmogaus nuo žmogaus nebeskiriu. Žinoma, tokiam žmogui, kaipgi nebus rūpesčio, žinoma. Žinot, mano Romualda man užkrovė rūpestį ne pagal jėgas. Sako, nupirk Galvanauskams dovaną ir net nežinau, ką daryti. Ir tercium non datur.
Ne, nu kam jam tiek batų, nereikia jam tiek daug batų, kai ką kitą galim nupirkti. Aš ne apie batus, aš bandau lotyniškai suformuluoti savo problemą. O jūs ko mieste ieškot? Aš dėl to paties irgi, galvoju, kad už 5 litus gali gerą nupirkti. A dabar abudu susidėjęs, mato gerą dovaną išeis. Tai šitaip ir perkertamas Gordijaus mazgas. Šitaip vienu smūgiu visas problemas išspręsim. A taip pirmin. Koks sakai mazgas, Kaip kada? Šiaip sunkiai fiziškai dirbti. Darbas šiltas. Labas rytas, kaimynėli. Einu, žinau, durys nerakinta, sakau, neskambinsiu, elektro taupysiu. Nu, kaip įsimiegoji, kus sapnavai? Ačiū nieko. Jūs ką sapnavote? Juk tu koks baisus sapnas, įsivaizduoji, sapnavau varlį. Tai gal ir visai nieko? Pasakė nieko. Supranti, kur reiškia varlą sapnuot, labai blogas ženklas. Jeigu sapnuosi varlį, tai pamatysi. Prie broniaus kokią rupūžę prilis. Taip ir būna. Pradžiai varlė, o paskui Vasilisa gražioji. Tai ar Vasilisa gražioji, ar Romualda puikioji, kaip čia pažiūrėsi, ar ne? Atleiskit, ponė Stefanija, aš nesupratau, ką jūs norėjote tuo pasakyti. Aš pasėjau, kad tu čia nervuojas. Ko tu čia nervuojas? Bet sutikit, kad labai jau keisti tie jūsų pokštai. Tu čia nesnervuok, aš pas tau atėjau su reikalu. Na? Supranti, kas yra, pas mangi vakari įkurtuvės. Stalas mažiukas, nėr kur svečių sustodinti, didelę stalą neturiu. Ko man daryti? Ponė Stefanija, kam jums tas didelis stalas? Aš jums siūlau švedišką stalą. Eik, tu ku čia nušneki. Švediškas, iš kur aš pinigų švediškui stalai nupirkt gausiu? Jūs mane netaip supratote. Tai bus mažas staliukas, pastatytas kampe ir ant jo sudėtos visos vaišės. Kur žmonės sėdės? Niekas nesėdi, žmonės vaikšto. Tai kur anis vaikštada? Tai visur, po kambarius. O tu sakai, bus gerai šitaip? Puiku. Ponė Stefanija, mieste visi taip daro. Ei, ot interesna, taip pala. Ei, jeigu sakai, tai gal ir gerai? Ale tu įsivaizduoji, kas daras Lietuvoj? Kas daras Lietuvoj? Stalas švediškas, pirtis suomiška, kava braziliška, degtinė rusiška. Kur Lietuva, sakau? Nu, nesvarbu, einu namo, reikia ruoštis. Tai vakarį sustiksim. Nu, ko sakė Romualda? Vienu žodžiu tiek, tėvai. Maistą reikės nedaug. Svarbiausia, žinai, kas bus? Svarbiausia, kad būtų linksmybės ir švediškas stalas. Va. Linksmybės. Taigi Stepui, taigi tatas, specialistas linksmybių. Va, aš arbanikėlai tik tai ką pasidėjau. Baik! Aš tau sakiau, va, tavo ta harmonika per visų gyvenimą, man visus nervus išgadino. Nesnervuok, palauk. A tai kur dabar mes gausime šitų švediškų stalų? Matai, kas jisai mum išeina pigiausiai. O švediškas stalas, tai pastatai kambarį vienu stalu, nėr nei vienos kėdės, visi stačiom vaikšta. Ir svarbiausia, kad žinok, kad gražiai būtų visi paspuošę. Taigi aš, žiūrėk, va, apsivilkau marškinius, va, kostiuminės kelnės, va, šlipcų, Steput, pagal laikmetį, va, priderinau. Prie naują prezidentą. Va, pagal laikmetį atitenka, pagal prezidento. Летчиковой сока летает, прямо в крылья поднимает ля. Nu, o ko aš apsirengsiu? Ta? Nu. Taigi, tas Steputgi turi šito vyšnevų kostiumėlį, kur baliuką pagrabi buvo apsvilkos. Eik, tu išėjęs iš mados. Na, iš mados išėjo. Nieks tai niekur neišėjo, viskas tvarkai. Tu tarp kada už baliukų gražiau atrodai tada. Eik prismatuok ir neraudok čia. Na, Romualda, net jūs nebūtumėt geriau sugalvojus. A kur yra Romualda? Ne, aš tik
šiaip mintimis dvasiškai su jie bendrauju. Ai, dvasiškai. Bet matai, sakėm, susidėsim po 5 litus, a išėjo po 12 litų. Aha. Bet už tai kokie bus patenkinti Galvanauskai. Bet už tai po 12 litų. Bet kokie patenkinti bus. Bet litų. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi. Tai kur buvai balvanai šitiek laiką? Taigi, balius į kurtuvę suntasias. Tai kažkur pusę dienos pas direktorių prasidėjau. Tai ku vėl prisdirbai? Paskui pridirbai, vaikų prie tokią šalčią mokyklą neišvaryt. Daugiau nieko ar nebuvo, tik tai aš ir direktorius. Vat galėsiu rytoj nuveikti ir pasiaiškinti, dėl ką vaikas, kaip benamis išvarytas iš namų ir dar nepavalgys, va. Tai iš kur dabar mokyklos direktorius jau sužinojo, kad tu jau čia nepavalgys, a? Un tu pažiūrėjęs atrodo, kad visas mokyklas maistų suvalgiai. Aš kur tą sužinojai? Ta viskų žeina. Sakyk, pridirbai. Taigi nieko baisiausių. Suvalgiau visų klasiokų maisto. Tai visas 25 porcijas? Ne, tata, 13, a 12 nama parnešiau. Galvanauskai, aš tau užmušiu. Vaikiukas 30 minus šalčia, tau mano mokyklą neišleido, visas sutinis nuo šalčia. Sutinis, matai. Tu visas klasės maistų suvalgytum, tai nedėk ištintum. Rimtai, Raimundukas? Aha, Kompleksiniai pietus buvo. kompleksiniai. Skanus? Labai. O, ir gerai. Eik dabar, Raimundukai, renkis, nes tu ateis svečiai. Gerai. Va, vaikiukas. Va, broniu, ateik pažiūrėk, va šitie bus gerai. Va, pasižiūrėk, va. Šitie gerai bus? Gerai? Yra kliockas. Nėra klioska. Yra. Nėra. Tiksliai nestebui. Man atrodo, tu būsi šią vakarą mes. Kągi jau, Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam, kad jie atvažiuotų. Ir patelė duotų. Brangus kaimynai, žmonės, piliečiai. Šiuo laiku, kai mūsų gyvenimas pilnas chaoso. Vitalijau, nors šitą iškilmingą dieną eikite prie esmės. Gerai, aš taip aiškiai. Mums labai malonu, kad jūs atsikraustėt gyventi šalia mūsų. Mums labai malonu, kad mes per tokį trumpą laiką taip gražiai susidraugavom. Ir mano intuicija kužda, kad mes gyvensim labai įdomiai. Tai su įkurtuvėm. Brangus kaimynai, šią iškilmingą progą aš net nerandu žodžių, todėl kalbėsiu lietuvių liaudies poeto žodžiais. Vitalijau. Tau sako. Ne šitą. Taigi, nesvarbu, jei duonos tau pritrūktų, jei nerastum laimės nuo savos, jei žmogus šalia tau tiesia ranką, reiškia, tu ne veltui gyvenai. Ir tegul tavus namus aplenkia lietus, žaibas ir perkūnai dideli. Tu nulenki galvą prie durų slenkščio, patylėki tyliai. Čia tavo namai. Matai,
apsigynęs per metus. Gerbiami kaimynai, aš tai norėjau va šitą dovaną pirkti už 5 litus, nu, bet va, žmogus sakė, kad maža. Tai abudu susidėjom po 12 litų 50 centų, nu, ne, šitą, bet man tai negaila. Ir aš labai džiaugiuosi, vat, kad jūs dabar esat jų kaimynai. Va, tai šitą sveikinu tamstas tada matyti. Ai, tai, ačiū, dabar, taip sakant, prašom traban. Kambarin, prašom kambarin. Kambarin. Tai kur čia tas bolius, nu, ne vienos kėdės nieka nėra. Tai gal per ankstatėjam nespėjat pasiruošti, ką? Tai kad nebeužžiūrėk, va, mūsų švediškas stalas. Ta man vienodai tas stalas, aš švediškas, o lenkiškas. Aš 12 litų 50 centų sumokėjau ir nematau nieką, kad būtų padėta ant tą stalą, nu. Taigi, ponas Viktorai, seniai praėjo tie laikai, kuomet mes sėdėdavom visi už stalo ir valgydavom kokius 3 karštus mėsos patiekalus. Taigi čia svarbiausia, kad būtų linksmybės, kad būtų gera nuotaika. Žinai, už 12 litų 50 centų man kaime ir linksma būtų, ir nuotaika gera būtų, ir sotus būčiau, ir išgeris būčiau, aš taip pasakysiu. Tai nebepykim, prašom prie stalo, prie stalo. Nu, nelabai aš, broliau, patenkintas esu, va. Maryt, tai man dovanyti vagonis. Negali. Paskiau, negražu. Tarp kitko, jeigu jau prabilom apie dovanas, tai dabar priimta jas išpakuoti dalyvaujant svečiams. Manau, kad dovana jums tikrai turėtų patikti. Prašom, stepau. Ten tada. Diržas! Va! Ir mūsų kaimynai jau žino, ką labiausiai trūksta mūsų ramundėliai. Tarp kitko, tai nepaprastas diržas. Tai liekninantis diržas. Ir aš maniau, kad jis jums visiems, visai jūsų šeimai tiks. Vitalijau, kas čia per cirkas? Ašgi jums sakiau, kad nupirktumėte kokį nors daiktą, na, praktišką, visai šeimai. Taigi, ponia, mesgi va su ponu susidėjom po 12,50 ir nupirkam visai šeimai praktiškų daiktų. Bet juk ne tai svarbiausia. Svarbu, kad jūs gyvenate šilčiau, gražiau, ramiau. Ir aš kaip komendantas turiu jums dar vieną dovaną. Pirmą laišką. Mums? Ne jums, o B. Galvanauskui. Va, taigi broli. Man laiškas, va. O už laišką reikia pašokti. Va, pašaktai. Palauk, aš, matai, muzikantas buvęs nelabai šakmako. Ramundukas, tatų pavada. Va. Pašaukti ponių. Ai, sarmatau. Broniau, žiūrėk,
kas čia parašyta? 550 už šildymo. Tai kas čia šitą namą komendantas dabar yra? Aš komendantas. Dargis tai ne komendantas, 551 šildymų, tai kas bus, kai ateis už dujas, už elektrų. Eikit teklan, į kurtuvės. Baigęs, čia, kad nespima. Eikit tu čia, va, 550 jau, step, 550. 50! 5,50. Aš 12,50 sumokėjau.